Jūsų ekrane šefų receptai ir Timūro laida. Šitoje laidoje gaminsi maistą, įvairius skanius patiekalus. O ką aš gaminsiu, aš pats dar nežinau. Tai sužinosiu, reikia pažiūrėti. Nem. Ką valgyti, tai sužinosiu visą laiką iš interneto. Šefų receptai puslapį LT. Išlindo mano receptas, o ką šitokio? Boružėliai sumuštinukai mano patys mėgstamiausi. Šitam receptui jums reikės batono. Alyvuogės, brangios alyvuogės, o juodas alyvuogės brangios. Petražolių. Klausyk, gali sviesto atvežti? Sviesto būtinai reikia šitiem sumuštiniam. Taip, sviesto. Nu ir aišku, jums reikės pomidorų. Būtinai nepamirškite, jeigu vyrai darysite šią sumuštinį, tai reikia būtinai citrinus. Va, citrinus reikia būtinai, vyrai nepamirškite citriną. Citrina labai gerai. Citrina labai gerai. Citrina pati geriausia. Nu ir kaip šituose sumuštinėse be lašišos, nu niekaip šitai, va, gera lašišikė. Ne. O tau sausainiukai lieka. Paimam patį didžiausią peilį, pjaunam duoną per pusę. Batoną. Ne duona. Sviestą reikia tepti ant duonos dabar. Ant batono. O dabar susipjaustyk lašišą. Kai susipjaustai lašišą reikia sudėti ant duonos gabaliukų. Lašišos likutį reikia atiduoti katinukui, o paskui pomidorus ir pjaustyt per pusę. Viskas jau pavalgiai. O toliau žiniuose, kai per pusę supjaustyti pomidorai uždėti ant duonos riekę, ant batono riekelių. Kai per pusę supjaustyti pomidorai sudėti ant batono riekelių, imam alyvuogę, pjaunam per pusę, pjaunam dar tik per pusę, padarom galvytę, jungiam galvytę prie kaunelio. Ale kaip gražu! Ką toliau daryti? Petražolis. Petražolių dabar reikia pjaustyti! Ar reikia pjaustyti? Pjaustyk petražolės dabar! Toliau labai svarbu. Kodėl aš savalkeliškai pradėjau kalbėti, nesuprantu? Su akcentu kažkokiu. Tu pasakyk vis įvairiau, žinai. Tu gali mane aiškinti gerai? Ant sumuštinio petražolės lapeliai, jie gražus žali lapeliai, man jie aš jos myliu. Klausyk, dabar reikės tuos taškelius daryti, jeigu darom, bet aš net nežinau. Darom. Tai kaip tu boružėlės nesimatys, kad čia boružėlė? Sakys, čia šunį padarė. Kas čia per šuva? Kodėl boružėlis? Kai petražolės supjaustėte ir uždėjote ant sumuštinukų, dabar reikėtų būtinai padaryti taškiukus boružėlėm ant nugaryčių. Paimti reikia vieną alyvuogę ir supjaustyti mažiukais gabaliukais. Tokiais mažiukais, kad tos gabaliukus uždėti paskui boružėlėm ant nugaryčių. Kaip atsibodo tas mažiukus alyvuogiukus dėlioti. Juodas markeris. Ką sakyt? Kai beveik atrodė, kad boružėlės jau baigtos, pasirodo laikas citrinai. O citriną tai reikia per pusę perpjauti, arba perskelt, arba perdaužti. Citrinos spaudimų reikalinga vyriška jėga. Dabar tai mama didžiuosis. Pagaliau. Žmogus iš tavęs gavos kažkoks. Saulė danguje, boružės lėkštėj. Paragauk, čia rimti sumuštiniai, čia nieko nėra. Žiūrėk, paragauk. Ne, bet reikia pasakyti, kiek įvertini, iki 10 balų. Nes čia reikia žiūrovam parodyti, nubaru, 10 vertinu. Paragauk, čia yra lašiša, boružėlės, žiūrėk.
Nu, normalus sumuštinis. Jo, skanus labai. Nu, kiek rašai? 10. 10 balų! Šviesą padėk. Ne, tau tik šitas lieka. Dėkui. 10 balų! Sumuštiniai, labai skanus sumuštiniai. Aš vizualiai duodu dabar Čia yra- 7, bet dar paragausiu. 7? Nu, 8, atsiprašau. Jūs Nu gerai, tu gali vertinti kaip tu nori, bet žinok, čia lašiša yra. Nu, kiek? 10. 10. O tu, kiek duodi? 7. 7. O ką tu veiksi likusį gyvenimą, jeigu jau 10? Aš vėl 10 norėsiu padaryti, dabar jeigu 7 parašysi, tai, Nu, gerai. nu, sąžiningai, kiek? 7. Tai jeigu žmonės norės gamintis, verta jos darytis. Jo. Tai 7 yra labai gerai. Ačiū. Ačiū. Skanaus. Neišmeskite šiukšlę, nebūkit gerai, suvalgykit gerai. Valgys. Aš pats kiečiausias. Gerai. Viskas. Viskas? Jo, Nu ką, tai damušam dabar, ne? damušam.